Ne vienas esame susidūrę, ar bent jau girdėję apie problemas susijusias su senų butų langais, kuomet per įvairias angokraščių vietas į vidų skverbiasi šaltis, langai ima rasoti, atsiranda drėgmė ir tose vietose pradeda kauptis pelėsis. Tad šiandien parodysime, kaip tinkamai apsišiltinti tokią vietą. Dabar mes rinkoje turime visiškai naują gaminį, kuris iš tikrųjų neturi analogų pasaulyje. Tai yra kieto fenolio plokštė, skirta būtent angokraščiams izoliuoti. Šilumos laidumo koeficientas yra 0,020. Tai yra 2 kartus geresnis kaip kitų izoliacinių medžiagų. Jinai turi BS1, D0 degumo klasę sistemose. Tai yra visiškai sistemoje nedegi, kas yra labai svarbu daugiabučiuose aplink langus. Toliau esminis dalykas, kad jinai į save neįleidžia drėgmės. Tai yra jinai nebijo pelėsio, nepūna, atspari jeigu graužikam ir grybeliniam dalykam kitiem. Puikiomis savybėmis pasižyminčios fenolio plokštės angokraščiuose priklijuojamos naudojant fenolio pagrindo putas. Galima klijuoti su fenolio putom. Tiesiog užpurškiam nedidelį kiekį perimetrų visos plokštės ir juostelę vieną per vidurį. Šiek tiek palaukiam, reiškia, putas truputį pasiplečia ir gražiai pridedam, priklijuojam. Priklijavus plokštės, kampus reikia tinkamai išlyginti ir sutvarkyti, naudojant armuojamus mišinius bei glaistą. Imam specialų mišinį, jis armuotas stiklo audinio pluoštu, elastingas, lankstus, tam, kad tiesiog neatsirastų kažkokių tai po to trūkių, kad vis tiek tas angokraštis kažkiek tai gali ir vaikščioti, ir nuo šalčio, ir nuo visko. Dedamas irgi tinklelis tam, kad, reiškia, įgautų elastingumą visa sistema. Ir po to, reiškia, tiesiog mes užglaistom gražiai, įdedam kampą išorinį. Praėjus parai, tvarkomi kampai yra užglaistomi. Glaistas yra kaip milteliai, reiškia, reikia sumaišyti su vandeniu. Truputį palaukiam, 10-15 minučių, mišinys turi, reiškia, sunokti. Ir po to, reiškia, dar kartą permaišom. Permaišom, imam glaistiklę, paprastą, elementarią, kaip ir glaistamai, ir gražiai bandom išsiglaistyti. Buto savininkė Aneta ne tik džiaugiasi puikiu rezultatu, bet ir labai greitai atliktais darbais. Vyrai labai greit padarė, praktiškai vieną dieną, kokias valandas 3 užtruko, prilipinti, užglaistyti. Ir kitą dieną antras sluoksnį užglaistyti valandėlę. Darbas atliktas, tai liko tik nusidažyti sieną ir gyventi šiltai.